O iš kur jūs išmokote tiek dainų? Nu, čia, kai vestuvių kelia, tai visi dainuoja, visi šito vyryto geria, tai žinai, tai... išgersite kiek? Jie, ale jau prašo. Ar reikia viskį ją? Ačiū. Nėra. Ačiū. Prašom. Ale jau... O tai jūs per parengimus, per vestuvės? Per vestuvės, yra ir daugiau. Šito jau... Aš negaliu dabar ties. Yra daugelį jų, o dabar visi jau seniau išmirė seniai, o šitie jauni jau lietuviškai nekalba, tai sunku. O jūs iš tėvų išmokote? Aš iš tėvų, dėkui Dievo, jie buvo man. Aš iš tėvų ir... Jūsų tėvas pirms čia atvažiavo? Jis iš Lietuvos. Suvalkių gubernų Leipalingo parapijos. O mamė yra Lešnega. Jau jie tai buvo tokie mažiuke. Visai, aš misliu, kad jie iš Marijampolės. O, tai iš mano krašto. Iš Marijampolės, jie mamė. Ir tiesiai čia iš Šenendau? O, jie, čia iš Šenendau. Jie žinojo, kad jie čia Mainėse dirbs? Vėl mano tėvas sako, kai jis atvažiavo čia iš Lietuvos, sako, kai atsigulėjo ant lovos pirmą naktį, verkdamas, sako, mama, jei galėčiau, tai aš pieščias pareičia, sako, kaip jis visai ne jam, sako, buvo labai sunkus gyvenimas, labai 48 metų Mainuose dirbo, savo sveikatą tą paliko ant tos kalnos. Jie buvo sunkus gyvenimas. Jie niekad negalvojo grįžti į Lietuvą? Iš pat pradžio, jie sako, čia buvo labai sunku, lėta, sako, kai pamatė mamę ir jo tas meilės buvo, ir apsiženio, čia buvo, sako, buvo labai sunkus gyvenimas. Ir, ale, sako, paprato. Ale, iš pat